Sveiki, šiandien yra kovo 27 diena ir tai lyg ir yra diena 8. Tai pradėsiu mokytis. Taip, šiandienos mokymas jau baigiau, gan ilga diena buvo. Tiksliau, gan ilgas mokymasis buvo. Taip, tai diena 8. Praėjau apie 2 valandas. Virš 2 valandų iš tikrųjų. Harvardo lieka 2 dienos Harvardo kurso. Ir šiandien mokėmės daug ko nesupratau, bet pagrindė ėjom klasės ir tuples. Tai tuples buvo pradžioje, tai pradėsiu nuo šito turbūt. Jo, tai tuples tiesiog yra, jeigu mes čia returnam, tarkim, kaip klasė, jeigu būtume, kad return name dot house. Tai čia iš esmės būtų tuple, kad mes galim returnint 2 variables. Ir iš esmės mes nereturnam 2 variables, bet mes returnam vieną objektą, kuris turi 2 variables jame. Tai čia yra tuple ir su juo daug galima daryti dalykų, irgi ten galima nesti, galima padaryti. Čia aišku, štai įsidėmėjau. Ir toliau einam, taip, klasės išmokom, taip, sunku pasakyti, kad išmokom. Tai klasė iš esmės yra kažkoks duomenų tipas, kurį mes galim programuoti, galim pridėti funkcijas į jį, tai labai naudingas dalykas yra iš esmės. Ir tuomet ėjom iš tos class metodus, yra dar kiti metodai, bet jo, aš gal dar jų nepagavau. Tai taip, tai čia parodysim tiesiog, ką darom, tai nes daug čia irgi visko keitėm. Čia, pažiūrėjau, klasę galim pamatyti patys, jeigu pasižiūrim. Tai čia šitas išprintina būtent klasės tipą, nes pasirodo ir dictionaries, ir listai yra, ir integeriai yra šitos būtent classes, data classes. Ir tuomet čia su hatu tai padarėm, kad klasę darėm, čia implementavom kaip ir praktiškai šitą dalyką. Tai tiek šiandien. Per daug nepapasakos, nes per daug nespratau, gan sunkiai tema. Tai jo, daugiau žiūrėsiu, ką mokytis, nes Harvardą liko 2 dienos, tai turbūt pereisiu prie daugiau praktikos, nes čia daugiau teorijos susipažinau su baziniais dalykais, kuriuos girdėjau pirmą kartą daugumą. Tai manau, tas yra svarbu, o daugiau bandysiu kažkaip perėti prie daugiau praktikos. Tai tiek šiandien, rytoj vėl sugrįšiu.